Labas rytas. 56, 5:30 norėjau atsikelt, bet, žinot, kaip būna. Va, šiandien startuosiu anksti, greitai sėdu, pasidarau, ką noriu suvalgyti, ką noriu išgerti, greit susimetu viską ir varom. Šiandien turėtų būti įdomesnė diena. Baidarė suruošta. Kažkaip reikės ją dabar nusistumti ir ten kažkaip reikės įlipti ją. Ten labai siauras tarpas yra. Rūkas nesisklaido, žiauriai drėgna ir šlapia. Nu, labai gal neištrypiu, tam ūkininkui gal nepyksim nuo jas. Turėtų aptaukti čia viskas. Ypač kur palatkė buvo. Šiandien nešilta, teko jau ir džempą įsitraukti. Nes, nežinau, gal 14 laipsnių ir labai drėgna, tai tas šaltis jaučiasi. Gerai, kitas reportažas bus jau iš baidarės, tikiuosi sėkmingai. Vien sudėtinga operacija čia buvo, šiaip ne taip aš įlipau į valtį. Teko pasijungti išradingumą. Jie normaliai įlipti. Nu ką? Judėsim. Tai dabar iš esmės beveik iki Kuršėnų. Tikiuosi rūkas pasisklaidys, nes to džempo duoti irgi galėtų būti ir geriau. Nu, ne taip jau ir šilta. Varom toliau. Bet nežinau, pažiūrėjau orų prognozes, tai nieko gero šiandien ir nesimato. Gerai tik tiek, kad nelis. Bet žodžiu, apie 20 gausiu aš tik tai apie 12 gal, 1. Priplaukiau kažkokius rūkiukus, tai yra lenta. Nu, nežinau, reikia lipti ir bandyti žiūrėti kažkaip. Vanduo tai va, žiauriai yra pasilę. O. Čia man pavyks užlipti. Neužlipti, tai užlipti, bet kaip baidarė pasakyti. Na, baidarė čia ant kuolo užkėliau tokio. Nežinau, čia ne lenta, o nesuprasi kas. Kažkokie kryžiai, ant kalno gal kapinės. Oi, vis dar vėsu, vis dar šalta. Nu, pažiūrim, gal čia įmanoma nueiti. Lepo vieni ūsnys. Nieko, praeisim. Reikia biškį irgi prasivaikščioti. Nelabai suprantu, kas čia per vietą iš vis. Keistas stulpas vidury laukų. Aišku, nieko ir neparašyta ant jo. Pečius čia. Ką iš čia daro vienas toksai? Nesupratau nieko. Nu, okei. Nežinau, neįsiu aš į kitų kryžių. Aukšta labai žolė, viskas šlapia. Nu, aišku, apžiūrėjom eksponatą. Čia gal stovyklavietė kažkada tipo turėjo būti. Bet jeigu taip, tai reikėtų apipjauti. Praleidau traukinį. Girdžiu, kad Kuršėnų tiltą važiavo. Tai vadinasi, nebetoli esu aš Kuršėnų. Aišku, ten upė pavingiuoja stipriai. Tai žiūrėsim. Yra ten porą vietų išlipti. Reikėtų kažkur ten pasivaikščiot.
Reikėtų ir parduotuvę nueiti, tai didžiausias klausimas, kur reikės palikti baidarę. Nes šiaip šilta, pliaže nieko aš nerasiu, kad pasaugotų, žvejys nebent koksai netyčia pasipainiotų. Nu va, ir saulytė išlenda. Nu, aš pakankamai netoli nuo Kuršėnų. Nusirengiau visus džemperius, nes jau šilta pasidarė. Šiaip ryte buvo labai geras džemperio. Nu, nors tiek spėjau nufilmuoti. Na va, ir Kuršėnų geležinkelio tiltas. Porą minučių būčiau, anksčiau atplaukęs būčiau, pamatęs traukinį. Nu, tiek to. Tai čia iki Kuršėnų dar šis beitas yra, nes pavingiuoja upė šiek tiek. Tai vis tiek lipsiu dar ne taip ir greitai. Atvariau į Kuršėnų pliažą. Nei vieno žmogaus nėra. Normaliai čia padaryta. Ten tokia ir įlankėlė, kažkas tokio. Oi, biškai kojas pramankštint. Ir laužavietė yra. Kažkokie gyvybė vaikšto. Taip, man baidarė nenuplauks. Šten ant tokių pakrypusių laiptų ją pastačiau vos ne vos. Tvirklą palikau, tai negerai. Ten krypti šoną ar neturiu. Tvirklų jakaut negalima. Reikia pataisyti ir aš pasivaikštant. Ir telefoną reikėtų pasimti. Oras visai jau pasitaisė. Gyvent galima, šilta. Aišku, reikia ir kroksus susidėti, nes čia vaikščiot basom tai šiaip savo. Dar su nutirpusia koja. O, va čia gerai. Taip. Toksai čia. Užutėkėlis ar kažkas tokio. Čia gal ir toliau dar kažkas yra. Bet mes čia biškį pabūsim ir varysim toliau, nes ne čia reikia lipti, čia labai toli eiti iki pačio centro. Na, šitą namuką, kurį matote, tai čia yra Milvydų dvaras. Bet realiai tai nėra kažkas čia įspūdingo. Šiaip pasižymėjau žemėlapyje, bet ta prasme dėl šito medinuko, tai nemanau, kad čia vertėtų lipti man. Galima ir iš upės jį čia žiūrėti, aišku. Nelabai kaip jis čia atrodo dabar. Krūmai ir škėtražių dideli labai. Skaniai ir kvepia jos. Šiųjų tiltukas. Kažkaip Gugomels buvo labai neaiškiai pažymėtas. Ta prasme, nepažymėtas kaip tiltas, pagal nuotrauką žiūriu, gal nežino. Pasižymėjo gal net kaip užtvanka, bet čia ne užtvanka, užtvanka bus toliau. Bet jau šiandien pirmąją sutiksim. Toks įdomus tas tiltukas. Toks įspūdis, kad dar ir kažkoks vamzdynas eina. Ar tai dujotekis ar kažkas. Dvigubas. Čia pasirodo, Kuršėnai ne tik tą vieną pliažiuką turim. Ir dar kažkaip krantinė neblogai visai sutvarkyta, matau takai yra. Tai pažiūrėsim, kaip centras atrodo miestelio. O tai ką, matau, čia turėtų ir centras bus geras. Sorry, apsirikausiu prieš tai buvusiu tiltu. Tas pažymėtas, va šitas nepažymėtas. Tai taip labai keistai atrodo, galvojau, kad čia užtvanka, bet pagal tai, ką aš girdžiu, tai nėra čia užtvankos. Gal kažkada kažkur kažkas buvo, bet dabar tai, negirdžiu, kad būtų.
Žiūrėkit, koks katinas ant stogo. Faina. Šiaip čia gal latviam daugiau būdinga yra. Nu, bet gražu, kad ir pas mus yra. Šienai mane pasitinka su varna. Šiaip prie šito tiltuko turėtų būti nusukimas į tokią salelę. Atsižiūrėjau, kaip iš tikrųjų čia yra. Aš čia tik smėliukas. Ta salelė gal tenais tik tai buvo Google Maps išmonė. Net nežinau. Na ne, salelė tai ne tik Google Maps išmonė, bet aš tenais neįplauksiu. Na jau. Žodžiu. Tai bandyti per kitą. Šiaip tai prastumta. Tai darė ten, bet labai lyst reikia. Į tos visus meldus ir žuvus. Varom prie to didžiojo tilto, pažiūrėsim, ten turėtų būti dar vienas apiplaukimas. Galvoju, kad čia visiems kuo mažiau būčiau matomas. Ar nevertėtų man, kaip visada, palikti Baidarę po didelį tiltą. Nes į tą salelę, va čia matau, lygtai yra kelias dešiniau. Tenais kaip ant vaizdo viskas. Kaip ant parodos. Gal bandysiu aš visgi varyti čia po tiltu. Kažkaip tai, jeigu čia, aišku, yra įmanoma kaip išlipti. Jo, įplaukimas yra. Gal po tiltu niekam aš būsiu neįdomus. Jeigu kas ir ateis pagert, nu tai gal neįdomi ta Baidarė bus. Bet krantas koks šelėnas. Jau vanduo matau sėda po truputį. Nu ką darysim? Lipsim į tokį. Nu ką, kai visada po tilto. Nu dabar reikia tik tai išėti, kad niekas nepastebėtų ir bus viskas gerai. Aš net pro kurią čia pusę šitokią nesąmonę. Visi kroksai baisus. Reiks valytis. Ojojoj čia. Gal tai čia, bet čia bus vienas įdėmės. Nors gal ir ne. Ai, kroksai nusivalys per tą patį. Nu va, tas prūdelis, kur aš čia galvojau lipti, bet čia aš būčiau ir nieko neišlipęs. Nu, viena vieta yra, matau. Tai čia labai kažkaip visiems ant tako. O ten po tiltu bus ramu. Veiksmas vyksta Kuršėnuose. 1 valanda. Pietų metas, o ir veiksinė varo. Tai netgi 2. Gerai, ieškom kažkur, kur pavalgyti būtų galima. Nu, ir centriukas. Lauryno Ivinskio aikštė. Perskaičiau Google Maps. Nu, čia tikrai turėtų būti kažkur, kur būtų galima pavalgyti. Šiaip Kuršėnuose aš nežinau. Esu gal buvęs, pravažiavęs, bet kad jame vaikščiau šitą miestą tai neteko. Labai gražu iš tikrųjų, kaip ir dabar visur miesteliuose. Fainas grindinys toks padarytas. Nu, reikia žiūrėti, kur aplinkui kas yra. Senukų mini yra. Žiūrėt, fontanėlė yra šokantis kaip Vilniui. Kažko labai silpnai čia šokinėja. Nu, va, tai paminkliukas. Tik tai Laurynui Ivinskiui. Jį apšviečia, matau. Galime paskaityti, kas parašyta. Šiaipgi čia nedaug ką žinau. Nu, ne kažką čia parašyta.
Pirmo lietuviško kalendoriaus leidėjas, poetas, publicistas, mokytojas, kalbininkas, leksikologas, vertėjas, liaudies švietėjas. Nu va, daug profesijų. Gerai, einam prie tų fontaniukų pažiūrėti. Kokie jie čia labai nugeibę. Nežinau kodėl. Jie čia užsikišę. Čia būtų proga man kroksus susiplauti, jeigu atvirai po visų tų krūvų. Čia labai silpnai, ne? Tas buvo. Žiūrim. Kas bus? A nieko nėra. Atsijungia. Turbūt alkio akis buvo didelės. Gavau tokią pizzą, aš nežinau, kaip ją veikti reikės. Žiauriai sotus pietus. Neįveikiau. 3 gabaliukus man dar įdėjo, nežinau, kur aš ten patalpinsiu. Bet gal visai bus gerai. Nu ką, mes praeisim biškį kitų kampų gal per Kuršėnus. Sveikatos centras ir kažkoks paminkliukas Kuršėnų puodžiams. Kažkaip keista vieta prie ligoninės, bet gal aš kažko nežinau. Va, čia tokia aikštė, čia tokia gatvelė. Visai nieko, miestelis gražus. Jeigu neklystu, kažkada rajono centru yra buvęs, kaip ir daug didesnių miestelių Lietuvoje. Na, grįžau į savo bazę. Prisipirkau krūvą daiktų, aš nežinau, kaip aš viską sutalpinsiu. Nu ką, einame dabar pasivaikščiot. Tokia gražia vieta to parkeliu. Ir apsukę tokį ratelį trauksime jau iš Kuršėnų. Šiaip miestelis tai man visai patiko. Visai čia įdomu, jaukiai viskas padaryta. Pizzerijoje skaniai davė pavalgyti. Žodžiu, įspūdžiai geri. Na, pasivaikščiojom tuo gražiu Kuršėnų tilteliu. Na, kaip čia fainai padaryta viskas. Tikrai šauni vieta. Ėjom ir atėjom. Va, prieš jūs Kuršėnų dvaras. Atrodo, kaip statytas vakar. Turbūt neseniai atnaujintas batas, daiktas, kurį aš esu matęs Facebook'e ir galvoju, kurgi jisai yra. Va jisai. Paminklas Kuršėnų vyniotiniui. Nu, taip savotiškai atrodo. O kas čia parašyta? Ai, čia receptas. Nu, kas matysit, galėsit pasigaminti. O dvaras tai tikrai labai puikus. Medinė architektūra. Žiauriai viskas gražu. Na va, patekome į tą dvarelį, čia pasirodo muziejukas yra, medikamentų centras, šiek tiek miesto istorijos. Čia bus galima pažiūrėti, kaip tas dvaras atrodė anksčiau. Nebuvo jisai labai, kaip sakyti, apleistas. Ne taip kaip kiti Lietuvos dvarai, nors, tačiau kai žiūri, tai jau taip. Taip. Nu jo, iš tikrųjų čia padirbėta daug, kol viską atstatė. Na, o čia konferencijų salė.
Jo, tikrai Kuršėnai turi gražią vietą, kur galima surengti kažkokias iškilmes ar kažką panašaus. Medinės lubos. Na, žodžiu, kaip nekeista, sovietmečiu nebuvo visiškai nugyventas šitas pastatas, nes čia buvo kolūkio kontora, bet perimus 2000 metais iš tikrųjų teko čia padirbėti, buvo atkurta daug kas, mačiau dalis netgi pastato statyta išvis iš naujo, gal buvo supuvę jau turbūt. Žodžiu, smagu, kad taip įvyko, nes jeigu 2000-aisiais būtų neperėję, tai turbūt liūdnas būtų likimas to dvaro. Nu, užeiname kitur. Čia visokių kalendorių matau parodėlę. Va šitos gėlės, apie kurias man pasakojo. Šitos gėlės yra padarytos iš molio. Atrodo jos kaip dirbtinės, bet jos yra molinės. Nežinau, kas jas padarė, ar čia vietoj padarė, bet šiaip tai kosmosas, jeigu taip žiūrėtume. Va, pavyzdžiui, šitas aš neįsivaizduoju, kaip iš molio jį padaryti tokį. Nu, turbūt ten dalis po dalies. Jo, eksponatų neliesti. Šakės nieko nepagalvočiau, kad iš molio tokie dalykai yra daromi. Nu, čia turbūt irgi dirbiniai. O, koks tortas gražus. Dirbiniai iš molio. Gerai, aš biškį prašokau iš tikrųjų. Čia turbūt autentika atidengta. Kas yra likę. Kalendoriai čia ne šiaipsa. Šitie kalendoriai yra laimėję Ivinskio premiją. Ta premija įsteigta 90 metais už geriausią kalendorių, kadangi Ivinskis išleidęs yra pirmąjį lietuvišką kalendorių. O, šitą sumatęs, bet labai seniai. Ir tokį sumatęs. Neatsimenu kur, bet esu. Na, labai kuklus kalendorius. Darbo kabinetas. Lempa žibalinė, blunksninė ir teleskopas. Nu, atitinkamai ir knyga. O, vat ir muzikos galima paklausyti. Sukamas patefonas. Geras. Ai, būtų gerai pasukti. Tai turbūt man ausį pasukti už tai, jeigu aš tai padaryčiau. Tai vat, susipažinkit, Laurynas Ivinskis, tas pats, kurio portretą matėme, kurio vardo aikštė yra Kuršėnuose. Einame toliau. Aha, čia tas amatų centras turbūt. Seni lygintuvai. Gal pakeisti kroksus iš šitas. Tai atrodo, kad tikrai autentiški. Parodėlė dailės. Taip, o čia tokia irgi erdvė matau padaryta. Kaip valgykla turbūt. Didelis sodas kaba. Ir čia turbūt irgi autentinės sienos.
kuršėnam būdinga labai daug molinių dirbinių, visokiausių. O va tokį daiktą visai norėčiau turėti. Kad tik tie, kas gėlių pridovanotų man. Tokią gal ne. Čia tokia svetainė. Matos, kad muziejui dar kažko trūksta, bet iš tikrųjų jau visai neblogai, nes čia surenovavo tą muziejų 20 metais. Tai realiai nėra ko labai norėti, 4 metai tik praėjo. Nes matau, ir eksponatai yra Šiaulių muziejaus duoti. Galima išeiti į tą gražų balkoną pasivaikščioti. Kokie ornamentai atkurti. Visame gražume tas parkas, tik tai tos vargos iš tikrųjų. Na, čia turbūt tikros gėlės. Kažkaip mažai abejonių apie tai. Jo, va, tavo ornamentika. Ir viršui. Na, suskraidžiau. Greitai pereinant per parkelį. Ir reikia judėti. Turim jau po 3:20. O kelio bus. Ir dar visai neprasto kelio bus. Taip. Čia tas parkelis nueina ten, o reikia eiti per tą tiltuką atgal. Dar šiek tiek gražuolio Kuršėnų dvaro ir viskas. Su Kuršėnais mes atsisveikinam. Paliekam tiltą. Labai čia daug dumblo, bet čia visai pasitarnavo. Visko prisipirkau tiek, kad turiu bėdą. Nieks beveik nebetelpa. Teko net liemenę įsidėti, turi šiaip visai be vietos yra. Bet kas ten žino. Muziejai mane labai nugąsdino, kad čia netoliese yra labai dideli akmenys ir, kaip sakyt, sudėtinga praplaukti. Nu, čia visai neužilgo pažiūrėsim. Mačiau aš juos Google Maps'e. Reikės sustoti, apsižvalgyti, kaip ten geriau. Ar plaukti, ar neštis. Tada ir pažiūrėsim.
Tai, nu, ką mes čia turim. Vienintelis kelias tenais matau. Reikia nueiti arčiau pažiūrėti, kas šitais akmenim darosi. Turėčiau praeiti ar tą keliuką. Svarbu gerai pataikyti. Kelnes prisėmiau, bet tik tiek. Biškį pavertė. Ai. Buvau sausas, nu ką. Ir čia praėjom gražiai. Jo, bijojau, kad ten gali būti kažkoks susiskarsavimas. Tai va ten kažkas tokio ir buvo. Žodžiu, kapoju prieš vėją. Ir praktiškai, jeigu upė atsistoji, tai tave tiesiog neša prieš srovę. Srovė ir taip nėra didelė, ir dar prieš vėją, nu, yra ką veikti. Bet, kaip sakant, aš nepasiduodu. Ir savo tikslo šiandien reiks pasiekti. Reikia pasiekti pagaliau normalią naktinės vietą. Taip kaip ir buvo planuota. Na va, Šilėnų kaimas. Gražus toks kaimelis visai. Ir tokių gražesnių trobų prie vandens daugiau. Įdomu, kur čia ta malūno užtvanka. Turbūt čia. Kaip suprantu, čia tas malūnas. Nu, tas malūnas. Ūlialia, čia. Čia panašu. Jokių šansų nebus. Šitokie akmenys keisti. Kaip antkapiai kokie. Nušlifuoti. Ne, čia. O, vaikytė. Čia be šansų. Visiškai be šansų. Vienas kelias čia, kitas ten, bet tas kitas tai ten arba per šitą užtvanką tiesiog. Esu taip daręs. Jeigu taip, tada reikia pažiūrėti, kokie akmenys yra geriausia. O! Va čia galima. Kur nėra vandens. O, vos neišsidrėbiau. Jo! Šiandien čiuk, 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 čiuk. Čiuk, 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 čiuk. Aha. Ir nusileisiu. Galinga ir sena. Na, žodžiu, aš biškai įsikrovęs į privačią nuosavybę. Aš ir nieko nėra, bet, kaip sakant, atėjau, pamačiau ir keliauju. Dar koks šuonį užpuolė. Bet čia panašu, kad gal nelabai kas ir būna šitą malūnę. Kaip sakant, daug reikėtų dėti investicijų, kad jį atstatyti. Nors, matai, tenais tai kaip ir yra, jau plytos, viską. Čia panašu, kad darbai gal vyksta. Tik su tuo mediniu turbūt bėda. Nes šia vieta visai nieko gali būti. Gerai tai. Eisim padirbėti. Nors čia šiaip tai netemti viršų, o tos tik nuleisti. Gražiai, ramiai, patruputį ir nuleisti. Ten toks įspūdis, kad ir padaryta baidarinį. Nes
Labai jau taip nuolydis gražus. Nu va, švakėlė įveikta. Jo, klausimas, kam čia iš vis reikalinga, jeigu taip žiūrėt. Akmenų dabar gerų visiems reikia, tai čia. Tegul aplinkosauga užsiema ir čia, aš manau, reikia naikinti tokias užtvarkas, kad kažkam tai čia, sakykime, padaryti pasipinigavimą, ne va tai malūnas, tai nemanau. Žuvis nemigruoja, niekam nereikia šitų užtvankų. Užtvankos upė jau tokia pasidarė. Įpratau prie gero gyvenimo. Pamiršau, ką reiškia apiplaukinėti kliūtis. Čia dabar ir užsirovėm kažko tai. Bet čia toksai. Nu, prisiminkim, vakar, užvakar dieną. Tai plauksim. Na, bet gal čia ir visai gražiau dabar taip. Kaip fainiai medžiai padirti. Žiauriai gražu. Nu, kamera praeis turėtų. Neaukštai yra dabar jinai. Yra, praėjo. Čia visai toks gražus kaimelis. Toks turistinis, sakyčiau. Vėjas apsiramino, tai ką. Judam link savo kempingo. Tikiuosi manęs ten kažkas lauks, nes vakar tai parašė, ar atvažiuosit. Sakau, planai pasikeitė, būsiu rytoj. Tai nežinau, nieko neatsakė, tai mačiau, kad matė, tai gal viskas okei. Nemanau, kad ten pilna žmonių, svečių ir ten jau viskas laužta per visas siūles. Jo daug, kad man ko te reikia, tai viena rozetė reikalinga man. Nu ir vandens jei dar duotų, būtų gerai. Šiaip visko aš turiu. Po šios dienos susipirkimo tai iš vis ko tik nori. Ir picų, ir kuršienų vyniotinį, ir mėsa, agurkai ir dešra. Jau pasirodo ir vienas kitas akmuo, bet čia į upė po Šilėnų užtvankos visiškai sugedo. Labai daug žolių, reikia labai tarp jų laviruoti, surasti tą takelį. Nu čia akmuo tai toks visai, sakyčiau. Koks sesės tai pakilo. Tai va, tik iliustruoja užtvankų šitų nenaudingumą. Realiai sugadinta kiek upės. Ar kažkokia, kai seniau buvo reikalinga, galbūt minutą malti, dabar tai niekam nereikalinga. Ten
Kaip pilna Lietuvoje tokių užsontų, kai plaukiu, tai matau tokių beprasmybių ir nesąmonių krūvom. Beje, jeigu žiūrėjot mano Nevėžio kelionę, tai matėt, kad aš plaukiau pro Kruosto neveikiančią hidroelektrinę. Tai skaičiau internete, kad yra gauti ES pinigai ir nugriaus viską. Ir tą trasą, kur betoninis dugnas ir visus pastatus. Žodžiu, bus atkurta upė kaip ir buvo. Nu, vat kokia čia upė. Plauki kaip slalome, žiūri, kur vandens yra tas ruoželis. Kartais pabūna, bet ir toksai plotas. O kartais jei nepataikai, tai labai reikia stipriai irkluoti, bet per tas žolės irgi galima pramušti. Jau pavyko tiek, kad labai jėgų daug išnaudojant to. Tiesiog ir greitis krinta. Man dar kelio yra. Gaila, kad negaliu irkluoti labai normaliai, ta prasme, kaip buvo anksčiau. Reikia laviruoti, ieškoti, žiūrėti. Kaip ir dabar vėl nežinau kur. Paprastai būna pakrantėj. Prie kranto geriausia. Ir vidurį, kiek turėjau patirties, nieko gero. Nu, pažiūrėm kaip šį kartą. Nu, neaišku, kur čia giliau. Gal ir čia, bet čia labai jau ir negilu. Bet gal visgi ir čia. O tai jau negali ir klausimot normaliai. O, dar medis kažkoks tai. Tai būna ir akmuo vienas kitas išlenda, kurio tu nematai realiai. Jo. Tai va, trečia kelionės viena diena ir plaukiu va tokia upė. Tikėkimės, kad rytoj pagerės. Nes aš kažkaip šiandien nelabai tikiuosi, kad jį pagerėtų. Reikėtų kokio geresnio intako. O pagal žemėlapis aš tokio nemačiau. Kadangi saulė leidinėjasi ir labai kala atspalviai į vandenį, tai va teko pirmą kartą pasinaudoti saulės akiniais. Šiaip aš jau juos gal dviejose kelionėse turėjau, bet net nebuvau paėmęs. Dabar bet prisireikia, nes kažkaip plaukiu ir į šiaurę, ir į vakarus, ir dabar jau aktualu. Pati saulė gal kaip ir nieko, bet nuo vandens labai tie tokie atspindžiai. Ai, ir vėl džiunglės kažkokios. Kaip čia aš nervuoju. Jo, net kamerą nuvertė. Ai. Kas šį dar įklioja kojom. Sakių vabaliukų turiu. Ir tas džiunglės kaip plauki, tai prilenda visko. Jau buvo upė pagerėjusi, bet vėl pasidarė tokia pati. Net čia pasukau. Tai kaip ir panašu į kelią. Ką reikia arčiau kranto varyti. Ten kartais būna seklų labai. Čia ir klausimuosi nei ką.
Na, panašu, kad upė susitvarkė. Aišku, čia irgi daug žolių, bet čia, nors kaip sakyti, kelio nereikia ieškoti. Nu, man jau visai nedaug, aš palipatė su kempingą. Kažkaip parašiau prieš valandą, nieks nieko neatsako, tai tikiuosi, kad priims. Nes šiaip tai laukia manęs vakar. Jiems jau buvau pasakęs, kad atsidėjo man kelionę. Nes man svarbiausia būtų elektra. Išnaudojau jau 2 GoPro baterijas, drono vieną bateriją. Powerbanką būtų visai gerai vieną pakrauti. Nu, kaip sakant, būtų gerai elektra. Aišku, jeigu aš jos negaučiau, aš nenumirčiau. Turiu labai galingą powerbanką, bet jau jisai yra paskutinis resursas, iš kurio dar kažką galima spausti. Tai drono dar 2 baterijos yra likę, o GoPro, nu GoPro pasikraučiau ir nuo to powerbanko. Ir GoPro, ir telefoną. Nu ką, atvykau į savo nakvynės vietą. Palapinę statysiu čia. Kempingas Ventos slėnis vadinasi. Tenais kraunu visą elektroniką. Žodžiu, jei kas būsite šituose kraštuose, tikrai užsukite čionais, nes yra N pavėsinių su laužavietėm, su viskuom, viskas nauja. Tikrai verta čionais užsukti. Aišku, man nelabai gerą dalyką papasakojo. Papasakojo, kad iki papilės praktiškai toks kelias ir bus. Vat kaip dabar su žolėm. Tai teks ir to kažkaip tada anksčiau startuoti. Bent jau, kad 8 būčiau vandenį. Ir tada gal pavyks man nepasimesti nuo tikslo. Žodžiu. Galiu parodys, kaip atrodo pavėsinės, aš čia tik mažą dalį jų matau, ten jų yra lauke daugiau. Nu, super. Naujas palapinės džiovinimo būdas. Kadangi šiandien ryte buvo žiauriai rūkas, tai visa šlapia. Nieks čia neįspėjo džiūt. Tai paverčiau šitaip. Nu ir ką, džiūsta? Vėjukas atsirado, tai jau prapučia šiek tiek. Aišku, pats jie dabar lyst negaliu. Nieko irgi krautis negaliu, bet tai tiek to, aš pakentėsiu. Svarbu, kad jį žiūtų. Čia labai nedaug liko laiko, nes to vėl pradės viskas drėkti. Vėjas gal prapūs kažkiek. Tai va, čia žodžiu vyksta visi ruošimosi darbai. Net nežinau, aš to, ką pasidarė, visai lyšiu upę. Nes nesu labai švarus, bet visgi tik tai kojas susiklausiu. Nu, žiūriu jau čia nais ir pradžiuvo kažkiek bent jau priekis. Gerai. Va. Nu tai ką, šiandien aš nežinau, aš dar kažką įdomesnio darysiu. Nu, darysiu, reikės pavalgyti. Turiu dar picos 3 gabaliukus. Šis mataus, kad va. Turiu dar picos 3 gabaliukus ir arbatos turiu, kurią ryte pasidariau ir negėriau šiandien. Ir prie arbatos turiu kuršienų vyniotį. Firminiai parduotuvėje nusipirkau. Tai visai gera vakarienė nusimato iš tikrųjų. Ir nieko nereikės nei virt, nei ką, viskas, kaip sakant, gatava. Va. Tai jeigu ką, tai tada labanakt. O jeigu dar turėsiu noro, gal tada parodysiu. Bendrai ką ten rodytų, ką jūs kuršienų vyniotinio nematėt? Matėt. Gerai, labanakt.